Tai Klėja, kokį žaidimą šiandien žaisime? Neprisimenu ir vėl. O ką tame žaidime darysime? Ten reikės išsiaiškinti, kokia lapė pavogė pyragą. Aha, tai iš tikrųjų labai teisingai pasakei, mes žaisim žaidimą Outfox. Ir mes būsime detektyvai, kurie bandys išsiaiškinti, kurigi ta niekšė lapė pavogė iš mūsų garbios kepėjos pyragą. Žaidimas labai paprastas, jis tikrai tinka ir jaunesniems, ir vyresniems vaikams. Tikrai galima žaisti su suaugusiais ir kas man labiausiai patinka, tai priverčia vaikus mąstyti ir šiek tiek gilesnis mąstymas yra, nors mechanikos labai paprastos, tačiau reikia žiūrėti, ar tinka ar netinka įkalčiai ir pagal tai nuspręsti, kuri iš lapių yra nusikaltėlė. Ir aišku, viskas eina ėjimų principu, tad reiškia, kad neturime mes belenkiek laiko, kad sužinoti, kuri ta lapė iš tikrųjų yra. Tad... Nes eina kvadračiukais po 3, jeigu neatspėja. Ir tada, jeigu jinai ten būtų toksai juodas gumbliukas ir jinai senai atsistoja ir dar tu paeina, tai tada mes pralašėm, o jeigu suspėjom išsiaiškinti, tada jau nebepralašėm. Tikrai taip, Klėja. Ir dar yra ant kartelės 3. Pavyzdžiui, yra ant kartelės, ant vienų kartelių yra lapės, vardai ir su degtukais. Ir pavyzdžiui, su daug pėdučių atverti ir žiūri. Ir paskui padedi ant tokios plokštelės. Pasižiūri, jeigu balta, tada nepavogė. O jeigu žalia, tai tada reikės dar spręsti ir pagal dikčiukus taip pat išrenkam ir paskui pamatom ir paskui lieka viena lapė, pasižiūrim ją, ištraukiam, pasižiūrim, koks vardas yra, ar mes atspėjom ir tada, ir taip pat vyksta visas žaidimas. Super, tai Klėja praktiškai paaiškino visas taisyklės. Darome savo ėjimus, gauname užuominas, žiūrime įtariamuosius, ar tos užuominos yra, ar tai yra su nusikaltimu susijusių užuomina, ar šiaip prastas daiktas. Jeigu su nusikaltimu ar ne su nusikaltimu, tas indikuoja mums, ar ta lapė yra gera ar bloga, ar tai potencialus nusikaltėlis ar ne. Na ir taip atmetimo būdu aiškinamės, kuri lapė yra nusikaltėlė. Taip, Klėja. Tai Klėja prašo pasakyti apie kauliukus, tai apie kauliukus mes pašnekėsime po sekundėlės. Na dabar einame pažiūrėti, kaip Klėja paruoš šitą žaidimą ir kaip paruoš, tada aš jau praeisiu pro taisyklės ir kaip žaisti šitą žaidimą. Sveiki sugrįžę. Tai kaip matėme, šitas žaidimas reikalauja šiek tiek daugiau pasirašymo nei mūsų praėję žaidimai, kuriuos mes apžvelginėjame. Tačiau šitas žaidimas ir šiek tiek yra sudėtingesnis mąstymo prasme. Tikrai reikės daugiau pagalvoti šiame žaidime. Ir vienas tokių pirmų dalykų, tai ko dar Klėja nepadarė, tai mums reikia atversti 2 pirminius įtariamuosius. Tai vieną aš atversiu tiesiog, tai Lilė, laputė su skėčiu ir kažkaip Daisy, taip? Daisy, taip. Labai įdomi sistema yra nusikaltėlio, tai tu atverti šitą plastikinį įdėklą, į jį įdedi nusikaltėlį ir tada jį te rodo tik tai, jeigu žalia reiškia, kad tai yra nusikaltimo įrankis, jeigu balta, tai kad nėra. Tai žaisdami mes parodysim ir kaip visada taisyklės nepradėsime aiškinti iš anksto, o tiesiog žaisime ir taip išmoksime taisyklės. Tai Klėja, tu gali būti pirma ir per savo ėjimą tu gali pasirinkti 2 dalykus, kuriuos nori daryti. A, tai rinkti įkalčius, B, tai yra atversti įtariamųjų korteles.
Tai jeigu pasirinks klėja, kad ji nori atverti įtariamųjų korteles, jai reikia mesti 3 kauliukus ir reikia išridenti 3 akytes. Jeigu kartais taip nutinka, kad rideni ir neišrideni nei vienos, gali permesti dar kartą ir tada gali permesti dar 3 kartą. Tačiau iš 3 kartų turi kažkaip tai surinkti, kad būtų visos akytės. Jeigu, tarkim, pirmą kartą išmeti štai taip, gali pasidėti šitą akytę ir mesti dar kartą. Ir dar kartą. Ir dėja, man būtų nepasisekę, todėl lapė paeitų 3 langelius į priekį. Jeigu taip nutiktų, jog lapė nubėgtų visą kelią iki pat to kanalizacijos šulinio, tada jinai pabėga ir mes pralošime. Na, o jeigu man būtų pavykę atverti įtariamųjų korteles, tai tiesiog pasirinkčiau bet kurias 2 korteles iš visų įtariamųjų kortelių. Pavyzdžiui, šitą arba tą. Jo, visiškai bet kurias nori, atidarau, tada pasižiūriu, ar yra pagal įkalčius, tuosgi, kurios turi nusikaltėlis arba neturi nusikaltėlis, ir aš jas arba išmeščiau, arba palikčiau kaip įtariamuosius. Na, jeigu klėja sugalvos, kad ji nori eiti ir rinkti įkalčius, tokiu atveju metam ir mums reikia pėdučių, tai šiuo atveju išmečiau, tarkim, 2 pėdutės, tada akis ir tada pėdutės. Vėlgi šiuo atveju man būtų nepasisekę ir lapė būtų paėjus, tačiau įsivaizduokime, kad man pasisekė šį kartą ir lapė niekur neina, o aš turiu 5 pėdutės. Ką tos pėdutės reiškia? Tos pėdutės reiškia, kad aš su savo skribeliuku, tai aš būsiu mėlynas, klėja raudona, aš galėčiau paeiti per 5 langelius. Tai kaip matote, visa šita lenta yra suskirstyta langeliais, tai paeičiau 1, 2, 3, 4. Kaip pavyzdys. 5 net nereikia man. Ir jeigu aš atsistoju čia, sugebu daeiti iki užuominos, iki įkalčio kortelės, aš traukčiau 1 kortelę, tada atsidengčiau štai šitą įkalčių zoną, patikrinčiau štai taip, įdėdamas įkaltį, matau, kad čia yra balta, reiškia visos lapės, kurios turi cilindrus, kepurės, yra nekaltos. Ir visas galėčiau jas panaikinti, išmesti ir žinočiau, kad tikrai jos nepavagia mūsų pyragą. Jeigu taip nutiktų, kad rodytų, jog šita kepurė, šitas cilindras yra žalias, reiškia, tai yra įkaltis, reiškia, turėtų likti visos lapės, kurios turi kepurės, visos, kurios neturi kepurės, būtų pašalinamos kaip neįtariamieji ir žinotume tikrai, kad jos nieko blogo nepadarė. Tai klėja, ką renkėsi tu savo pirmojo ėjimu? Ieškosi įkalčių ar ieškosi įtariamųjų? Įtariamųjų. Gerai, tai tada tau reikia išmesti ką? Pėdutės? Ne. Akytes. Akytes. Klėja išmetė 1 akytę. Puikiai. Šaunuolė. Tai atvers 2 korteles. Kurią aš perskaičiu? Taip. Edita. Edita? Taip, Edita. Mary. Taip, Mary. Taip? Mary. Šauniai čia pasidarbavai. Aš pradėsiu, jeigu tu eini ieškoti mūsų nusikaltėlių ir įtariamųjų, aš bandysiu, žinok, rinkti pėdutes ir įkalčius. Žiūrėk, 4. Na, šiaip ne taip pavyko. Iš 3 karto. 5 galiu paeiti. Aš darysiu taip. Taip, iš čia galiu eiti iš bet kur. Tai aš eisiu, žinok, čia kaip rodžiu. 1, 2, 3, 4. 5 man net nereikia. Ir aš paimsiu pirmą. Tai yra lazda. Pasižiūrim, ar lazda yra mūsų įkaltis. Pasižiūrim. Aš jau matau, kad ne. Reiškia, visos lapės, kurios turi lazdą, kaip šiuo atveju Daisy, turi lazdą, reiškia, ji nėra įtariamoji ir mes ją tiesiog pašalinam. Tai viskas, kas yra gero, mes dėsim čia, o visus neįkalčius dėsim čia, o visus įkalčius dėsime čia. Gerai. Aš irgi pėdutės. Iš pirmo ridenimo 4 pėdutės. Gali per 4 paeiti. 1, 2, 3. 3 tik tai reikėjo. Puikiai. Na. Ir aš jau matau, kad
Neįtariamoji. Neįtariamoji, taip. Reiškia, visos lapės su apsiaustais, tai šiuo atveju Edita nėra įtariamoji. Ji tikrai nepavagė mūsų. Ir dar šitą. Taip, tikrai nepavagė pirago. Gerai, mano eilė. Aš bandysiu išridenti šį kartą kites. Man šiandien... pasisekė išridenti kites iš antrą kartą. Atversim šitą ir štai šitą. Ir aš perskaitau. Tai Inesa? Ingrida ir Railė. O žiūrėk, dabar taip. Dabar mes turime apsiaustą ir turime šitą lazdelę. Nei viena, nei kita laputė to neturi. Todėl niekas nevyksta. Jos vis dar įtariamosios. Pedutė. Pedutės? Gerai. Iškart 5 pedutės. Super įdėni klėja šiandien. Gerai. 1, 2, 3, 4. Aš tą pasakysiu. Balta. Balta? Žiūrėk. Labai gerai. Parodykim visiems žiūrovom. Tikrai turime baltą. Tai žiūrim. Visi, kurie turi vieno stiklo akinį, yra neįtariamieji. Šitos mes jau atmetėm. Taip, jau vis. Prie šitų nebesiliečiam, taip? Jeigu būtų ten, tai būtų ir šita. Taip, taip. Gerai, aš noriu toliau atversti įtariamuosius. Nu, yes. Gerai. Taip, 1, 2. Charles ir Arturas. Taip? Arturas. Šiek tiek sudėtinga tau skaityti. Angliški tie vardai, taip. Nieko tokio išmoksi. Bet perskaičiau šitą ir šitą. Taip. Ir šitą. Na, pažaiskime dar iki kol surasime kokį nors įkaltį, taip? Įkalčių ieškai, tai keliaujam toliau. Trys, 4. Na, koks dabar įkaltis bus? Irgi. Laikrodis neįkaltis, taip? Laikrodis yra... Šitos mūsų laputės dingsta. Gerai, pabandykime dar vieną kartą įkaltis rasti. Taip, 1, 2, 3. Tiesiog paprastuoju būdu štai šitaip. Žiūrime ir gėlė irgi neįkaltis. Štai šita gėlė irgi neįkaltis, taip? Meilė. Meilė. Na, dabar tau. Iš karto. Ar turėsi tokį artimą įkaltį? 3. Grįžti atgal galėsi, taip, prie įkalčių zonos. Tai galim dar kartą imti? Nu, manau, kad taip. 3 kartus gali peridėm. Nes 3, 1, 2, 3 neišina, tai vis tiek reikia dvigubos letenėlės kažkur tai. Tai tau reikia permesti 1 arba 2 kauliukus, kad gautum nors vieną dvigubą letenėlę, kad taip nedasieksi. Nu va, pirmą kartą, kada lapė paeina per 3, taip? Ir kadangi taip nutiko, klėja negauna daryti savo veiksmų. Reiškia, kad nepavyko jį padaryti. Aš kaip ir nesakiau prieš, bet aš bandau... Man irgi nepavyko, aš bandau įkalčius rasti. Lapė dar per 3 paeina. Įkalčius? Įkalčius. Gerai. Yes! 4. Ai, vis tiek negaliu. Tai atgal gali grįžti. Ne, Kur atei? vis tiek noriu. 1, 2, 3. Turi taip? Ne. Dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, tai kai vaikštame, kai išmetam pedutės, galime paeiti tiek laukėlių, kiek turime pedučių, šiuo atveju 4. Tai klėja paeina 1, 2, 3, 4. Tačiau galima eiti tik dešinėm kairėn, aukštyn žemyn. Tai reiškia, kad negalime mes skersai vaikščioti. 1, 2, 3, 4 klėjos atveju. Paėjo čia ir sustojo. Kadangi neužlipo ant įkalčių laukelio, todėl įkalčio atversti negali. Aš išmečiu 4. Aš eisiu taip. 1, 2, 3, 4. Aš tada ėjau čia ir mes tada atidarom štai šitą su akiniais irgi nenusikaltelis. Reiškia, šitas nenusikaltelis yra. Taip, šitą lapę. Na. Gerai. Aš norėjau atversti lapus.
Nori atversti laputes, gerai. O, nepavyko Klėja tau atversti. Gerai, o aš noriu atversti. Įtariamuosius. Žiūrėk. Biglė? Cilindras. Taip, akį neturi, reiškia nenusikaltėlis, akį neturi, reiškia nenusikaltėlis. Ir dar laikrodį turi. Ir dar lazdą turi. Taip, na, tavo eilė. Pėdutės. Pėdutės yra. Taip. Na, palauk, tai vieną atvertį. O, ne, lapė pradėjo bėgti. Aš irgi pėdutės šį kartą bandysiu versti. Ir čia bandysi bėgti. Arba čia. Nepavyko man Klėja per 3 kartus. 1, 2, 3. Ai, šitą. Ne, tu pėdutės norėjai versti, taip? Gerai, ridenk dar kartą. Reikėjo pasakyti tada, kad keiti kažką. Aha. Deja, neišėjo 3 kartus ridenai Klėja. O ne, lapė 1, 2, 3 paėmė. Labai bėga. Turbūt pralošiu. Nenusimink. Bandom, Klėja, bandom. Nu, 1. Yes. 1, 2, 3. Ir mes galim atversti štai šitą. Mes radom pirmąjį įkaltį. Nusikaltėlis turėjo perlų vėrinį. Ką tai reiškia, Klėja? Mes turim vieną iš įtariamųjų, Lilė. Taip, Lilė galimai yra mūsų nusikaltėlis. Artūras neturi vėrinio, todėl iš karto jis tampa neįtariamuoju. Na, nes jis neturi vėrinio. Nes tas... Tai iš tų kažką turi jisai? Neturi, bet jis kadangi neturi vėrinio, tai o mūsų nusikaltėlis turėjo vėrinį. Reiškia, visos lapės, kurios neturi vėrinio, tos yra nekaltos. Na, dabar gal nori daugiau atversti šitų įtariamųjų. Gerai. Šaunuolė. Žiūrim. Aha, Megė. Ar turi vėrinį? Megė. Ne. Parodyk visiems žiūrovam. Megė neturi vėrinio. Ką tai reiškia? Kad tenais neįtariamoji. Taip. Ir antras. Elis. Aha, parodyk. Va. Ji turi vėrinį, taip? Tai mes dedam ją prie įtariamųjų. Taip. Gerai. Tai dar nepakalbėjome, kaip žaidimas gali baigtis, taip? Tai mes galim atspėti ir laimėti. Dar kitas dalykas, gali lapė pabėgti, arba mes galime paimti ir bandyti bet kurio žaidimo momentu sakyti, aš manau, kad nusikaltėlis yra, tarkim, Lilė arba Elis, taip? Tokiu atveju, jeigu mes ištraukiam šitą kartelę ir vardas atitinka ir mes atspėjame, kuris yra nusikaltėlis, kuri lapė yra nusikaltėlė, mes laimim žaidimą. Kitu atveju, jeigu mes neatspėjam, mes pralošiam žaidimą. Nes lapė taip. Taip, nes kol mes su kitu įtariamuoju kažką darėm, ta tikrasis nusikaltėlis pabėga. Gerai, aš noriu atversti šitas 2 laputes. Jos abi neturi šitų, kaipgi jų ten... Karolių. Taip, vėrinio. Todėl jos nėra įtariamos. Karolių, vėriniai, karoliukai. Taip. Žodžiu. Akytės. Na. Akytės, taip. 3 akytės, paskutiniai 2 įtariamieji. Ir viena lieka mūsų įtariamoji. Taip, Lilė. Gertrūda, Elis ir Lilė. Gerai, tai man nebelieka nieko kito, tik tai letenėlės rinkti. Laikrodis. Teisingai, Klėja, turi laikrodį. Gėlytė. Tai klausyk, mes jau išsiaiškinom, nu tu šaunuolė, Klėja. Žiūrėk. Labai teisingai, tu sakai, taip. Laikrodis. Apsiaustas. Ir apsiausta trija, nu klausyk. Pasižiūrėk. Tai mes pasižiūrim tada, mes sakom, kad nusikaltėlis yra Lilė, taip? Tai yra Lilė. Tai yra Lilė, woohoo! Laimėjom. Hei, šaunuolė, Klėja. Na ką galiu pasakyti apie šitą žaidimą, tikrai fainas. Ką tu galvoji, Klėja? 100. 100. Visi žaidimai tau 100, Klėja, taip? Jo.
Labai patiko, visi man žaidimai, visa šita lentyna. Na, manau, kad tikrai ne visa šita lentyna tau patiktų, bet... Bet tos, kurios bandėm žaisti. Ir filmavom. Supratau. Tai visi bandyti Klėjos žaidimai jai patiko. Na, ką galiu pasakyti? Žaidimas įdomus, susižaidžia ganėtinai greitai. Nežaidėme jau tiek daug, kad galėčiau pasakyti, ar nusibosta greitai. Vaikams tikriausiai ilgiau užtruks, kol nusibos. Man po 3 karto jau kaip ir truputį pradeda pabosti. Bet šiaip noriu pasidžiaugti, kad kokybė komponentų yra nuostabi. Lenta, spalvinga, stora, šitie visi tokenai yra tikrai stori ir nebijantis vaikiškų rankų ir daugkartinio žaidimo. O kortelės su įtariamaisiais ir vagimis lygiai taip pat geros kokybės, ganėtinai storo kartono. Vaikščiojimas taisyklės yra labai paprastos, iš principo net ir vaikai supranta, vaikam labai patinka imti ir bandyti pridėti, žiūrėti, ar tai yra įkaltis ar neįkaltis. Kaip matėte, net Klėja susigaudė greičiau už mane, kad kai kurios lapės negalėjo būti įtariamosios, nes neturėjo tam tikrų dalykų. Tai iš tikrųjų, mane tai labai džiugina, kai vaikai kartu su manimi galvoja ir tiek kai kaimynų vaikai ateina, tiek su Klėja, kai žaidžiam. Tikrai atrodo, kad tu sėdi ir galvoji, kad čia bus labai paprastas ir yra labai paprastas žaidimas, bet nepaisant visko, net vaikams yra kaip pasukti galvą ir ta nuostaba, kai jie supranta, kad čia šito nėra, arba čia šitas yra nusikaltėlis, kažkas tokio. Tai va, tai aš sakau, kad tikrai fainas žaidimas, tikrai vertas dėmesio. Tai tarp 1 ir 10, Klėja, kaip tu galvoji, kiek šitas žaidimas yra? Iš tikrųjų, jeigu normaliai sakyčiau, tai yra man šitas žaidimas 20. 20. O jeigu taip sakykim, 1 labai nepatinka, o 10 labai patinka? Tai 10. 10, taip. Tai tau 10, aš sakyčiau, kad šitas žaidimas tikrai yra, mano atveju, stiprus 8, galbūt net 9. Tai vienintelis dalykas, kas man truputį numuša žemyn, tai yra per žaidžiamumas ir kaip suaugęs, tai aš galiu daugmaž įsivaizduoti, kuris įkaltis gali tikti. Pirmą kartą, kai mes jau atverčiam įkalčių kortelę, aš jau galiu daugmaž pasakyti, kad kuris įkaltis, gali būti arčiau tiesos. Tai aš toks nuspėjimo principo. Tai šitas dalykas man vienintelis, kuris truputį numuša žemyn, tai tą replayability per žaidžiamumą truputį mažina. Vaikams tos problemos tikrai nebus ir nėra. Tai mano atveju tai yra 9, Klėjos 10, tai yra 9,5. Tai vienintelis toks klausimas. Tai aš taip pat parodžiau, kad tu, o aš parodžiau, kad aš 10. Tikrai taip, Klėja. O sakyk, kuris tau labiau patinka žaidimas? Ar štai šitas žaidimas, ar labiau patiko Karkasonė vaikiška? Tarkim, šitas. Šitas labiau patiko, taip? Šitas reikia statyti, labai greit susižaidžia. O šitas mastingas, o ten tai tiesiog reikia sudėlioti ir žiūrėti, kažmagaliukus sudėlioti. Tai ten greit susižaidžia, bet jau tai jau reikia pasukti galvą. Tai labiau patinka šitas, nes reikia pasukti galvą, taip? Jo, ypač 3-4 metų, vaikam 5. Reikia pasukti. Tai va, jums yra atsakymas, kodėl Klėjos būtent atveju, mūsų atveju šitas mums labiau patinka nei Karkasonė. Tai vėlgi, tai tiek šitas, tiek Karkasonė, tarkim, kaip pavyzdys, jeigu paėmė, tai šitas žaidimas yra šiek tiek kitokio kalibro, kitokios mechanikos. Čia nors ir labai paprastas taisyklės, vieną iš 2 pasirenki ir keliauji, arba atverti 2 korteles, arba tiesiog įkalčius renki. Šitas žaidimas duoda šiek tiek daugiau gilumo pagalvojime, pamąstyme. Ir netgi kai stebėjau, kaip žaidė vaikai, labai įdomus tas lenktyniavimas tarp vaikų, kai vienas nori būti už kitą protingesnis ir pirmas pasakyti, šitas tinka, šitas netinka, o tai čia šitas taip ar anaip. Man tai suteikia labai daug geros emocijos. Tai va, tai vienintelis klausimas dabar Klėja yra koks. Ar šitas, ar Zombie Kids, arba Zombie Teens? Zombie Teens ten dar daugiau reikia
greičiau ginti ir dar daugiau pasukti galvą. Dar sudėtingesnis, supratau. Tai vat matot, jis turi visiškai savo nišą, netgi mūsų žaidimų pasaulyje, kiek mes turime namuose. Tai reiškia, kad mums patinka tie tokie labiau challenge'inantis žaidimai, labiau iššūkį metantis žaidimai, bet nepaisant viską, šitas žaidimas tikrai vaikams nuo, sakykime, nuo 5 metų su 4 metų vaikais galbūt gali būti šiek tiek sunkoka. Manyčiau, 5 metų vaikai jau pradės puikiai žaisti šitą žaidimą be suaugusių intervencijos. Nes Gabrieliui yra 5, nes jis čia puikiai žaidžia. Tai va, tai netgi turime pavyzdį, kaip 5 metų vaikas labai puikiai žaidžia su Klėja ir jie dviese ir be jokių problemų. Tai tiek šiandieną apie Outfox žaidimą. Ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite patinka, pakomentuokite, jums tai nieko nekainuoja, mums tai labai padeda ir iki susitikimo kitame video. Iki.